Sveiki, bičiuliai. Malonu jūs visus matyti. Šiandien Kabalos akademijos tema - pažintis su Kabala. Mano vardas yra Artūras. Šiandien sekmadienis, lapkričio 5 diena. Čia mes kartu su mūsų sekmadienio klubo dalyviais po įrašo liksim čia toliau ir vyksta mūsų įdomus dalykai, ką mes čia darom, kada, kaip čia sudalyvauti. Viską galite sužinoti tinklalapyje kabala.lt, skiltyje sekmadienio klubas. Yra daugiau skilčių, aplankykit, panaršykit, stebėkite. Taigi, pažintis su Kabala, tai pradėsim šiandien tada nuo vieno klausimo, kurį gavom iš žiūrovo, gavom elektroniniu paštu. Dažnai gaunam visokių klausimų, dažnai nebūna ten apie ką kalbėti, bet šiaip klausimas įdomus, tai pabandysim jį aptarti ir taip po truputį susipažinti su Kabalos mokslu. Iš tikrųjų, kaip tas Kabalos mokslas, sakykim, tokia aukštesnioji fizika, vis dėlto susijęs su mūsų gyvenimu. Ką Kabala sako apie žmonėse atsirandantį norą pažinti pasaulį ir iš kur toks noras atsiranda. Sakykime, viskas prasideda nuo to, kad Kabala yra mokslas apie sistemą, kurioje gyvename. Yra uždara sistema, joje veikia dėsniai, veikia jėgos ir daugeliu mes jų nematom žemės traukos jėgos, mes ją jaučiam pagal jos poveikį, kitų jėgų iš vis nematom, arba ten, tarkim, laboratorijose pamatom. Šiandien pabandykim pakalbėti taip paprasčiau, tame lygyje, ką matom, ką jaučiam. Pabandysim gal šitaip į tą klausimą atsakyti. Iš kur atsiranda noras pažinti pasaulį. Kas čia per noras? Tai gyvenam tuose dėsniuose, matom, kaip jie mus veikia, matom, galim juos patikrinti, galim pačiupinėti. Kuo toliau vystom technologijas, tuo daugiau tų dėsnių atrandam, pradedam jais naudotis. Jeigu tik turim norą, taip mes galim jų pagalbą pagerinti savo gyvenimą, savo buitį, pasirūpinti, kad ateitis mūsų būtų geresnė, pasirūpinti sveikatą ir taip toliau. Tai čia žmogus ir skiriasi nuo gyvūno, nes jis turi protą, jis gali to protų naudotis, gali pažinti, turi tam tikros laisvės. Tai kas ta laisvė, mes daug kalbam apie pasirinkimo laisvę, didelė tema Kabaloj. Tai čia kalbant tokiam lygmenį, tai ta laisvė, jeigu gyvūnas viską daro instinktyviai, žmogus čia turėdamas protą gali jau pasiskaičiuoti ir jau elgtis atitinkamai, kaip jam naudingiau. Aišku, dabar kas naudinga, kas ne, taip pat studijuodami Kabalą atrandam daug įdomių dalykų, kartais net priešingų, negu galvojame. Palikim tą temą kitiems kartams. Tai reiškia, ta laisvė žmogui, tokia, sakykime, sąlyginė laisvė, vėl žinom, kad jeigu dar pažiūrėtumėm kitas mūsų pokalbis, tai kiek tos laisvės yra, bet, sakykime, ta sąlyginė laisvė rinktis, jau turim instinktą, kuris mumise natūraliai prabunda ir mes dabar nesivadovaujam tuo instinktu, o pasirenkam kažką jau nebe kaip gyvūnai. Tai ta laisvė mus dažnai priveda prie to, kad mes savo pakenkiam. Mes žinom, gyvūnai nei rūko, nei geria, ten narkotikų nevartoja, jie nekenkia nei savo ir ypatingai nekenkia kitiems gyvūnams. Ten, aišku, mes nekalbam dabar apie tai, kad ten vienas gyvūnas suėda kitą, nes čia toks dalykas tai yra, kad išgyventų, kad prasimaitintų. Mes kalbam apie tą tokį kenkimą, kas būdinga tik žmonėms, kada mėgaujasi to, kad kitas pažemintas, kad jeigu ne iš tos neigiamos pusės, sakykime, mėgaujasi tuo, kad tu aukščiau už kitą, daugiau žinai, tavo gyvenimas geriau sekasi, tiesiog tu gražesnis, tu visai esnis. Tai pas gyvūnus to nėra, todėl dažniausiai gyvūnai to parametro nenaudoja, tas mažai jo supainė. Jie vystosi instinktyviai.
Ir mes čia dabar visame tame mes matom, kad žmogus kaip ir atsiskiria nuo gamtos. Jis atsiskiria nuo gamtos, bet vis tiek jį veikia tie dėsniai. Ir gaunas, jeigu instinktyviai jį apsaugodavo, jo prigimtis jį apsaugodavo, dabar jis toks išeina iš tos apsaugos zonos ir realiai pats nesupranta, ką daro, nesupranta, su kokiom jėgom ir kokį pavojų save kiša. Ta galim matyti pagal tai, sakykime, tą dėsnį. Galim matyti pagal tai, kaip pas mūsų gimsta vaikai. Jie gimsta, jie mažiukai, visi jais rūpinasi, realiai mes dėl jų pasaulį padarė taip, kad būtų saugu, ir žmonės jos ir myli, ir miela, vaikas daro netgi kažką, kas, sakykime, netgi kažką ten greuna, bet tai jis mažas kūdikėlis, tai net iš tikrųjų faina. Mes žiūrim, mums miela, mums tai malonu. Kuo daugiau vaikas auga, tuo daugiau iš visuomenės didesnį reikalavimą tą vaikui. Ne tik iš visuomenės, bet ir iš visos gamtos, tiesiog iš gyvenimo. Ir iš jo kūno pusės, ir iš aplinkos pusės, iš visko. Tai auga vaikas, reikalavimai jam didėja. Ir, sakykim, labai skiriasi reikalavimai, jeigu dabar žmogus auga, jau sauga, jam 30 metų, tai visuomenė, ir jeigu jis padarys kažką, kai kas 10-mečiai atleisina, tai 30-mečiai tikrai tai nebus atleisina ir visuomenė jau į tai sureaguos griežtai. Mes matom, kaip augant žmogui keičiasi santykis su visuomenė. Tai vyksta ne tik pa žmonės, tai matom, nes kadangi tai yra dėsnis sistemoje, kurioje gyvenam, tas santykis su vis labiau išsivysčiusiu individu, matom gamtoj, su gyvūnais, jie irgi augina palikuonis, augina, jie sustiprėja, ten gali patys prasimaitinti, apsiginti ir po truputėlį tie palikuonis atsiskiria. Gamtoj tas atsiskirimas, tas to individo ir aplinkos, tas staigus santykio pasikeitimas netoks ryškus, po žmonės vyksta labai staigiai, griežtai ir ryškiai. Tai tą mes matom. Mes matom, kad pasikeičia visuomenės reikalavimas, visuomenė sako tada, mes kaip individai, sakykime, mes nenorim keistis, mes nenorim įsipareigoti, mes nenorim, natūralu, taip yra. Tai mes norim tiesiog gyventi toliau, kaip gyvenom, norim, kad visi mus mylėtų, kad visi būtų mums atlaidus, kad visi mums nuolaidžiautų, kad visi mus mylėtų ir taip toliau. Tai, o staiga pradeda visuomenė iš mūsų reikalauti, sako, kuo tu mums naudingas? Padarai tą ir tą? Nepadarai? Reiškia, negausi. Ir viskas. Ir tas va toks santykis, taigi griežtai išstato žmogus čia, taigi pamato, kad kažkas atsitiko. Ir nebegali taip, iš tikrųjų, kitaip sakant, jis visuomenė jam nebenuolaidžiauja, net ne visuomenė, reiškia, visas pasaulis, kuriame jis egzistuoja, nebenuolaidžiauja jam taip, kaip nuolaidžiavo, sakykime, iki 20 metų. Mes čia sakom pilnametystė, 20 metų pasikeitė. Tai ir atrodytų čia keista, tai dabar pas gyvūnus, natūralu, instinktai, taip, žmogus protingas, turėtumėm, kuo toliau augam, turėtų tik būti tuo geriau. Žmogus protingas turėtumėm įsilieti į visuomenę, visuomenė būti pastatyta tokia, kad suaugusiam žmogui kaip tik ir yra čia gyventi. O išeina taip, kad visuomenė pastatyta gyventi kūdikiai, mažam vaikui, o suaugusiam žmogui ta visuomenė tampa tiesiog nepakeliamai sudėtinga. Prasideda didžiulės problemos. Kuo didesnis žmogus, kuo jis labiau suaugęs, tuo daugiau problemų jo gyvenime, tuo daugiau nemalonių pojūčių, tuo daugiau, sakykime, kančių. Kančios, pavadinkime, nepatenkinti norai, kažkokie poreikiai, kažkokie reikalavimai, iš jo pavadinkime tai kančiom. Tai reiškia, tuo daugiau tų kančių. Ir matom vėl, tai yra dėsnis, kad gamta verčia žmogų tokiu būdu, taip nepatogiai, verčia jį kentėti
Ir tokiu būdu verčia tą žmogų keistis. Nes ta kančia visai priveda prie to, kad žmogus turi pasikeisti, kažką savo gyvenime pakeisti, to išvengiam, vėl kažkokia kita, taip tas žmogus vystosi. Vystosi per kančias. Ir čia šitame aspekte galim pradėti pažinti, vyresnis suaugęs žmogus, jis padeda matyti čia jau tendencijas ir jis gali pradėti pažinti, ko ta gamta, iš tikrųjų, ta visas pasaulis, sistema, nes iš vėl ne atskiri žmonės kaip individai yra viena, bet ta visa žmonių visuma bendrai paėmus veikia tendencingai, pakeisti visuomenę, vis tiek tendencingas poveikis. Ir iš to padeda matyti, kad visa ta gamta iš tavęs kažko reikalauja. Galima to pradėti mokytis, nes kažko iš mūsų nori gamta, mes pradedam to mokytis. Toliau mes matom, kad kuo daugiau auga žmonija, tuo daugiau joje tas, kur sukelia tą paradoksą, kodėl taip žmonija taip sudėtinga, tai kad joje auga tas noras mėgautis, noras gauti, bet kitų sąskaitą. Būtent kitų sąskaitą, kas irgi nebūdinga, kas ir nebūdinga tiems gyvūnams, kurie, kaip sakė mane, kurie ten vienas kitam specialiai nekenkia. O čia būtent noris, kad negaliu su kaimynu gyventi vienodam name, negaliu su kaimynu gyventi vienodai, bent jau tada turiu jausis, kad mane labiau gerbia visuomenė, tada galiu sutikti. Tai tas noras, tas poreikis, jis auga ir nieko negalim padaryti. Ir tas poreikis mus visus supriešina, daro gyvenimo tą sudėtingą, kaip čia šnekėjom. Ir ta žmogus besivysdamas pradeda tą poreikį gauti, rūpintis tik savim, gauti tik savo naudai. Atrodo, kad nori ten altruistiškai dirbti dėl pasaulio, galų gale vis tiek supranti, kad tai vis tiek tai buvo iš mano poreikio ir vis dėlto dar kitų sąskaita. Tai pradeda žmogus jausti, kad tai nieko gero su juo nedaro, kad tai yra visų jų problemų šaltinis. Ir pradeda jausti, kad kuo daugiau išsivystęs, tuo daugiau pradeda jausti, kad nieko su tuo negali padaryti. Jis tos jėgos nekontroliuoja. To, kas jame vyksta, tų visų poreikių, jie jam nepavaldus. Visą tai veda jį prie to, kad jame atsiranda dvi priešingos jėgos. Iš vienos pusės natūrali, nuolat auganti ta jėga, tas noras, to kitų sąskaitą pasimėgoti, jaus pasitenkinimą iš to ten gyventi. Iš kitos pusės ateina supratimas, kad tai niekur neveda. Tai kad aš tuo galų gale nieko nepasieksiu. Jeigu aš dabar liktai bandysiu mėgautis tuo, galų gale nieko malonumo nebus, nes tai ves mus į susipriešinimą, susiskaldimą, griūna visuomenė, kultūra, santvarka, mokslas, mano asmeniniai santykiai, viskas pradeda pašlyti. Išeina taip, ir noriu, bet negaliu, nes noriu, kad būtų kitaip, bet irgi negaliu. Ir tos dvi jėgos pradeda plėšyti žmogų į visas pusės ir nebeaišku, ką daryti. Yra variantas pabandyti, aišku, mes kalbam apie žmogų, kuris jau pabandė, taip, nes yra variantas pabandyti atsisakyti ir nebenaudoti tos jėgos, kuri čia nori visus valdyti, kuri nori būti geresniu, tie visokie norai savo, noriu žinoti, noriu keliauti, noriu pažinti, noriu valdyti, noriu garbės, noriu stabilumo, noriu užtikrintumo, noriu šeimos ir taip toliau. Tai visą tas noriu, galim bandyti atsisakyti. Atsisakom, grįžtam į pirmykštę visuomenę. Vėl blogai. Neatsisakom, liekam čia, bet negalim gyventi kartu. Tik kuo toliau delsiam, neatsisakydami, tuo daugiau ta jėga auga, tuo daugiau nebegalim išgyventi, matom, kad galų gale tiesiog vienas kitą sunaikinsim. Ateina poreikis, akivaizdu, kad taip, kad aš nenorėčiau, kad nežinau, ką daryti, nenorėčiau, kad ta jėga vystytųsi, bet jį vystytųsi, aš vystytųsi, jį vystytųsi, sustoju vystytis vėl negerai. Tai mes negalim kontroliuoti, atsiranda poreikis pradėti kontroliuoti.
pradėti paimti vadžias į savo rankas. Dar čia sudėtingiau. Ta jėga, jeigu, sakykime, gerai, viskas čia gerai, tegu, čia problemų nėra, taip, tai išsivystęs žmogus, jis padeda suvokti, kad tas pasaulis jis nėra toks, koks iš tikrųjų atrodo. Kad tas pasaulis, kuris suvokia 5 pojūčių organais, yra ne toks, koks jis iš tikrųjų, jis nėra objektyvus. Kad būtent ta jėga, kuri verčia rūpintis tik savo naudą, neleidžia man matyti dalykų, kurių aš nesuprantu kaip savo naudingų. Netgi jeigu ir būtų naudingi iš tikrųjų, aš negaliu matyti, nes ta jėga, kuri net ne mano, manyje neleidžia man matyti tikro pasaulio. Tai visiškai tada reiškia, aš net negyvenu. Aš net negaliu gyventi normalaus gyvenimo, pamatyti, kur aš gyvenu ir kaip gyvenu. Tas verčia žmogų ieškoti, pažinti savo prigimtį, padėti ją kontroliuoti, padėti kontroliuoti savo likimą. Taip žmogus po truputį ateina į kabalą. Tai klausimas, kodėl žmoguje kyla noras pažinti pasaulį, tai va, noras pažinti pasaulį kyla dėl, sakykime, vienintelės jėgos, kuri, jau kabalistas sako, galų gale yra tik viena vienintelė jėga, kuri verčia mus vystytis. Kuo toliau mes nuo tos jėgos, kuo mes mažiau ją prie jos priartėję, mažiau ją suvokia, tuo jį labiau mums atrodo kaip daug jėgų, kuo mes jos toliau, tuo atrodo, kad jį tik daugiau faktorių, daugiau jėgų. Ta jėga mums daro spaudimą, verčia vystytis, verčia judėti, verčia tapti tokiais kaip ji. Kad sistemoje, kurioje veikia viena jėga ir gali gyventi laimingai tik tie, kurie yra tokie pat kaip ta jėga. Ir tai yra tobuliausia gyvenimo forma, ir jeigu mes, negi bet kuris žmogus, kuris bent kažkiek prie to prisiliečia, jis nebegali to atsisakyti. Tai yra aukščiausia malonumo forma, aukščiausio lygio pasitenkinimas ir harmonija. Tai šiandien tiek pabandėm pakalbėti apie vieną formą, kurioje pasireiškia tos jėgos. Jų tų formų nesuskaičiuojama galybė, net neįmanoma tikriausiai visų aptarti ir išmokti. Išeitis yra išmokti priežastis, išmokti pažinti tas jėgas, iš kurios tas formas sukelia, tada bus pažinus priežastį, aiškios visos pasiekmes. Tai kviečiu mokytis, kviečiu registruotis į Kabalos akademijos kursus, kurie kaip tik prasidės nuo lapkričio 15 dienos. Užeikit kabala.lt, ten rasite nuorodą Kabalos kursai, užsiregistruokit. Studijos nemokamos, beros truks 23 savaitės, 2 semestrai, tiesioginės transliacijos, visas pasaulis mokysis vienu metu, bus verčiama sinchroniškai 30 kalbų, viskas vyks, aišku, virtualiai. Tai dar daugiau informacijos kabala.lt, visus kviečiam. Ir ačiū ir iki sekančio susitikimo.